Sveiki visi ralio gerbėjai, pradedam ką tik pasibaigusią Lazdijų ralio apžvalgą, galbūt atsiliepimus, įžvalgas, komentarus su Giedrium Notkum. Labas Giedriu. Labas Ramūnai. Labas Ramūnai, sveiki žiūrovai, iš tikrųjų karštas naujienas iš Lazdijų. Ir norime kuo greičiau jums pasidalinti savo įspūdžiais, tiek Ramūnas, tiek aš. Bet pirmiausia, tai noriu paprašyti visus, kurie dar neužsiprenumeravo mūsų kanalo, darykite tai, prenumeruokite, spauskite patinka, o jeigu paspausit širdutę ir dar pervesit truputį pinigų, beje, ačiū mūsų vienam iš žiūrovų, kuris tai padarė praėjusį kartą. Ir taip mus pamatys daugiau žmonių ir aš tikiuosi, kad jums tai patinka. Ir beje, pasikartosiu, jeigu turite ką nors, kas gamina arba pardavinėja kėdes ir norėtų paremti mūsų podcastą, tai irgi pasidalinkite kontaktais, būtumėm labai dėkingi. Aš dar truputį norėjau užbėgti įvykiam už akių ir praeitoje laidoje atsiprašyti Darius Šileikį, kadangi jis turi brolį Giedrių Šileikį, tai sumaišiau vardus, tai sorry Dariuk, negarantuoju, kad tai ne paskutinis kartas. Jo, man su vardais irgi viskas tvarkoja. Svarbiausia, Ramūnas kalčiausiai, jis nepataisė manęs. Aš netiesiog galvoju, gal Darius ten, ne Darius dirbo, žinai, gal Giedrius. Bet jo, ir tuo pačiu pantrindamas kviečiu prenumeruoti ir Giedriaus YouTube kanalą, kuriame irgi bus šita laida. Taigi, aš ralistas, Giedrius Notkus, prenumeruojat, laikinat, subscribinat, sharinat ir ten viską ir komentuojat ir užduodat klausimų, kuriais aktualius klausimus mes tikrai visą laiką panagrinėsime. Taip, klausimus, klauskit mūsų arba patarkit, ką daryti kitaip arba ne taip. Numatot, Giedrius su Darium sumaišėm ir viskas tvarkoja, veikia. Ne visi nesuprato. Tai Lazdijų ralis. Prasidėjo Lietuvos ralio čempionatas ir po velniais kaip gerai prasidėjo. Tiek kovų, tiek intrigų, įvairiose klasėse seniai neturėjom. Labai gaila dėl mano pakibusių 100 eurų. Bet jo, čia kas nematė praeitos laidos, galite atsisukti. Taigi, pradėkim iš pradžių. 12 greičio ruožų, lygiai 100 km greičio ruožų, 83 dalyviai, iš jų 7 bagiai. Kuris vienas maišėsi Vaidotai žalai. Jo, kuris ten vienas tai pavarė, kad pagadino galutinai Vaidoto nuotaiką ir norą važiuoti toliau. Bet 5R5 automobiliai lietuviški ir tarp jų užsimezgė pagrindinė kova. Pirmiausia, tai Vaidoto žala užsiregistravo kaip ir proto klasėje su didesnė skylė, su didesniu restriktorium, tai yra galingesnių automobilių, bet vos net važiavus į administracinę komisiją sugalvojo, kad ne. Iš tikrųjų, tai Vaidotas pats supranta, kad apie tai yra daug šnekama, daug kalbama ne tik čia pas mus ar kažkur, bet visoje ralio bendruomeniai, tiek pačiam Lasve ir kiti ekipažai apie tai kalba ir visi yra nepatenkinti, todėl kad Vaidas yra greitas lenktynininkas, važiuoja su stipresniu automobiliu, tai iškreipia mūsų kaip ir ralio visą vaizdą. Ir Vaidas pasielgė garbingai, aš manau, kad labai gerai padarė ir parodė, kad įsidėjęs tokį pat restriktorių kaip pas mus, jis gali važiuoti taip pat greitai ir konkurencingai ir kaip parodė pirmie greičio ruožai, jis buvo pirmas. Jo, jisai kažkaip, aš taip primečiau apie pusę sekundės kilometrą vis tiek buvo greitesnis. Ir pradėjo tolt, pirmas greičio ruožas 3 sekundės, antras ten 2,5, tada trečiam jisai pasivijo bagį minus 40 sekundžių, tada ketvirtą vėl laimėjo, vėl apie 3 sekundės įvežė, reiškia viskas tvarkoja su jo aparatu. Tempu, jo. Tempas tikrai labai didelis, nežinau, kas ten dar galėtų įtakoti, kokias nors padangas gal kitokias naudoja. Jeigu jis įvažiuoja Lietuvos čempionate, jis negali naudoti kitų padangų, tai manau, kad pagal rezultatą žiūrint jisai buvo čempionate. Nebuvau prie jas, nemačiau dėl padangų, bet manau, kad jisai atitinka dabar visus reikalavimus ir važiuoja su tokiu automobiliu kaip ir turėtų. Tai super tada. Viskas gerai, tik tais šį kartą jam nepasisekė.
vat su to nepasisekė. Mano teorija yra ta, kad... Gerai, pirmiausia įveskime į kontekstą, galbūt ne visi supranta, kad LK2C, kažkas tai. Pravažiavus 2 greičio ruožus, buvo kuro užpylimas ir buvo regroupingas vadinamas. Jo, vadinamas regroupingas, tai yra, kai automobiliai suvažiuoja į uždarą parką ten apie pusvalandį, ne? Tai daroma tam, kad būtų taip vadinamas sutraukimas. Jeigu ten per pirmus 2 greičio ruožus iškrito vienas, kitas, trečias automobilis, atsiranda daugiau minučių tarpas, tai dėl saugumo ir dėl sąlygų suvienodinimo iš uždaro parko išvažiuoja vėl visi kas minutę. Bet to dar yra kitas niuansas, varžybų organizatorius taip taupo laiką, kadangi daug automobilių nespėja visi pravažiuoti trasos ir kad vienas ant kito, kaip sakyti, iš paskos neliptų, padaro tokią pertraukėlę, kad atvažiavę jau nebereikia laukti kitų automobilių, nes mum atvažiavus dar matėm, kaip startuoja paskutiniai bagiai. Jo, tai vat kažkokiu būdu įvažiavo Vaidotas Žala 5 minutėm per anksti į tą uždarą parką ir gavo 5 minutės baudos. Jo, tai iš tikrųjų tai nėra, sakykim, galbūt galim gražiai pasakyti, tai yra ekipažo klaida, bet už laikus yra atsakingas šturmanas. Ir šturmanai kartais nuo įtampos ar nuo nuovargio ar dar nuo kažko padaro, būna tų klaidų ir reikia ten pridėti prie jūsų starto laiko. Ta prasme, laiko kortelėje yra taip, tu atvažiuoji į greičio ruožą, tau laiko kortelėje žymi teisėjas, kokiu laiku tu įvažiavai. Ir tu iki kito laiko kontrolės punkto, tai yra iki to uždaro parko, turi ten, tarkim, 35 minutės, ar ne? Tai tu prie savo įrašyto laiko turi pridėti 35 minutės, pavyzdžiui, ir tokiu laiku turi įvažiuoti į uždarą parką. Kad būtų dar aiškiau, jeigu, sakykim, startavai 18 valandą, tai 18:35 turi važiuoti į sekantį LK laiko kontrolės punktą. Tai jis vietoje 18:35, tarkime, hipotetiškai važiavo 18:30. Ir už kiekvieną minutę, kurią anksčiau įvažiuoji į laiko kontrolę, tu gauni minutę baudos. Jeigu minutę pavėluoji, gauni 10 sekundžių baudos, nes tu vėluoji, tai reiškia, tu šiaip ar taip susigadini. Tai per skubėti yra skaudžiau negu vėluoti. Taip. Tai va, sako, kad apsiskaičiavo, aš galvoju, ar nėra taip, kad jisai pagalvoja, kad galima anksčiau įvažiuoti, kaip į, pavyzdžiui, po dienos uždarus parkus. Nes yra 2 uždari parkai, į kuriuos galima įvažiuoti anksčiau. Tai yra po pirmos lenktynių dienos ir po paskutinio greičio ruožo. Jo, būna netgi biuletinį išleisti arba būna papildomose nuostatėse kažkur tai parašyta, į kuriuos servisus ar regroupingus galima įvažiuoti anksčiau. Ir jeigu nebuvo parašyta, vadinasi, tą negalima. Galbūt galimai jie padarė šitą klaidą, nes Ivo Pūkis, Latvijos šturmanas, jis yra gan patyręs, važiavęs ir su Vorobjovu ir su kitais lenktynininkais. Vaidas bet ko neima ir tikrai tokią klaidą padaryti jam yra nebūdinga. Tai nežinau, kaip ir Vaidotas minėjo, šturmanas tokią klaidą padaro tik vieną kartą. Nes antrą kartą nebebūna šturmanas. Nebebūna šturmanas. Tai va, tai arba apsiskaičiavo, arba nedaskaitė taisyklių, tarkim, ir tai galutinai palaidojo bet kokias viltis Vaidotui užimti aukštą vietą, o aišku, 5 minučių atgrot neįmanoma, o Vaidotas nevažiuoja ten dėl kažkelintos vietos. Tai sugalvojo. Ir turbūt tas pasivytas bagis 3 greičio ruože galutinai išvedė iš kantrybės. Mes visi žinom, kad Vaidas labai moka gerai skaičiuoti ir finansus, ir biudžetus, ir rezultatus. Jis eina ant čempiono, ne? Taip. Tai jo tikslas buvo laimėti ralį, atlošti 5 minutės. Tai yra nerealu. Ta bagį aš galvoju, kad būtų teisėjai parodę bordą, būtų kažkokie davę laiką vieną iš mūsų klasės kažkurio dalyvio, gal pirmo, gal paskutinio, nežinau, bet iš principo nieko būtų jam nelėmė. 5 minučių nieks nebestatys ir 5 minutės atlošti, tai nežinau, turi būti savaitės ralis, kad atloštų. Žioplumų vaistų nėra? Jo, tai manau, jis skaičiuoja savo biudžetą ir kadangi vienas ralis braukėsi, į šitą ralį braukė ir kitą ralį pradės nuo nulio. Ir taip bandydamas sutaupyti biudžetą. Jis prieš čempionatą kaip ir sakė, kad turi pinigų 3 raliam ir tada žiūrės pagal taškus, kaip klostosi. Tai dabar turi 2,5 raliam, suprantu, pinigų. Jo, nes Latvijai padarė nuolaidą už tai, kad jis nevažiavo antrą dieną lenktynių. Sakė, susigražino kažkiek babkių. Jo. Liko kreditas. Taip, sakančiam raliui. Tai iš tikrųjų,
iš vienos pusės gaila Vaido, bet visiems taisyklės vienodos. Jo, ir iš kitos pusės išliko žiauri intriga. Kai Vaidotas pasitraukė, išliko žiauri intriga, kuri prasidėjo nuo shakedowno. Realiai shakedown'e tu buvai greičiausias, Rokas pusę sekundės, Vladas 1,5 sekundės, Nedas idealiai su Vladu 1,61 sekundės atsiliko. Tai buvo visiškai aišku, kad bus lygi kova visą ralį. Ir ji tokia ir buvo. Neįtikėtina. Tiesiog aš žavėjausi. Į kiekvieną servisą atvažiuodavau, vis žavėjausi. Yes, kokia intriga, neįtikėtina. Jo, tai jeigu kalbant apie shakedowną, tai buvo galima jį važiuoti 3 kartus ir kelias valėsi, gal kas važiavo pradžioje, buvo netiek švaru, truputį buvo prastesni laikai, mes truputį atvažiavom vėliau, mums buvo gera danga, greičio ruožas tikrai nesudėtingas, porą posūkių, daugiau tiesiosios. Tai galbūt danga lėmė tą rezultatą, bet tikrai tarpai nebuvo didelė. Ir tikrai galima buvo tikėtis iš visų gero tempo. Dulkės, tai buvo viena iš temų šiame ralyje. Tau jų teko nedaug, sąlyginai, ar ne? Jo, bet man teko tos pačios pagrindinės, kur pirmą vakarą, kadangi vakare nurimsta vėjas apie kokią 8 valandą, ne? Ir jūs dulkės stovi, prašau, jos nesiskirsto. Ir atvažiavus, pavyzdžiui, į 4 greičio ruožą, aš 4 vietas tikrai žinau, kur vos nesustojau, nes nebemačiau, kur važiuoti, nes jau važiuoji pagal scenogramą, tai turi būti tiesiai, bet žiūri, jau kelkraštį matai ir žinai, atsileidi, nes vis tiek trajektorija. Iki tokio lygio. Jo, trajektorija vis tiek nepagauna, nes kelias kažkur tai krypsta į šoną ir tikrai pirmas važiuojantis turėjo didelį pranašumą, ypač vakare. Apie antrą dieną negaliu pakomentuoti, nes tų dulkių man jau nebeteko, žinai, bet kalbėjau su kitais kolegom, kad karts nuo karto tų dulkių atsirasdavo, ypač kur laukai nupūsdavo vėjukas, bet miškingose vietose kažkur ant posūkį ar stabdymė šiek tiek stovėdavo, tai tokio pasitikėjimo. 4 greičio ruože ta stabdymo zona, kur po ilgos tiesiosios ir toks aštrus posūkis ir prieš šį stabdymo zoną. Tai va ten labai daug kas ieškojo, kur jį prasideda, nes buvo labai sunku. Ir dar galiu pasakyti, per tas dulkės lenktynininkai nematė to stabdymo ir pasižiūrėjus į baudas, tai per pirmus tos 4 greičio ruožus Hebra gal 20 ekipažų pririnko baudas už nugriautus gesinimo tvoreles, jo, tai už kiekvieną tvorelę po 5 sekundės. Tai buvo, tai ten buvo tokių, kur už kiekvieną tvorelę gaudavo. Jo, tai gal skaudžiausiai tas bent jau iš to priekinio vairuotojų nukentėjo Rokas Stepanavičius, kuris važiuodamas labai artimo lyderiams tempu 2 kartus vertė tvoras. Jeigu be baudos jis nuo mūsų atsiliko tik tais 2,8 sekundės, o jau atvažiavus į uždarą parką vakare, pamatėm, kad jis turi 10 sekundžių baudos ir jau atsiliko beveik 13 sekundžių. Tai iš tikrųjų, žinant, kokia buvo toliau kova, jo, labai buvo svarbios sekundės. Daug nervų pagadinės ten. Jis galėjo išlošti ralį iš tikrųjų, nes jeigu būtų... Kurį laikais būtų pirmavęs, jeigu atmestumėm tas 10 sekundžių. Taip, būtent. Bet tos sekundės tam ir duodamos, kad tu nepravažiuotum greičiau negu kiti stabdymo zoną. Nu, nes sąlyginai tu gali nestabdydamas važiuoti tenai, ištaškyti tas tvoreles ir sutaupyti daug sekundžių. Taip, ir sutaupyti daug sekundžių. Beje, 3 baros greičio ruožas, kuris asfalte prasidėjo. Pirmas, trečias. Pirmas, trečias. Tai vat, ar pirmam, ar trečiam buvo netgi sustabdytas greičių ruožas, todėl, kad Ramūnas Šepkauskas pravažiavo per tas tvorelės taip, kad aš girdėjau, kaip teisėjas rėkia į raciją, nerandu fiškių! Ir teko sustabdyti greičio ruožą, kurį laiką, kol jisai ten iš krūmų rinko tuos kugelius, sustatė atgal tą stabdymo zoną ir pratęsė ralį. Ramūnas Šepkauskas, tai viskas gerai, bet kaip Dovilas Čitelis sugebėjo nuo starto padaryti asfaltinį aikštutį į stogą, aš to niekaip nesuprantu. Žigulys turi tokį sukibimą, kad jis neslysto kelią, ratus kelią nuo asfalto. Tai žinai, klausia, kur jis tvirta? Sako, startė. Kaip startė? Nu, sako, aikštutį slalomą ant asfalto. Nu, tai man kažkoks kosmosas ir priekis sudaužytas ir stiklas išdaužęs ir aišku, jie ten atsikėlė, finišavo, bet... Ir jie laimėjo veteranų, tą historiką. Historiką, nes daugiau visi išlūžo. Nes visi atpuvo, taip. Nu, aišku, Maskvičius ten įkrito į griovį. Jo, bet irgi aš mačiau, žiūrėjau dar savo bordais, buvo toksai kairys posūkis,
tai jis įkrito ne į dešinę, o į vidų, į kairę pusę. Tai irgi nesuprantu. Aš sakau, tie istoriniai automobiliai turi tokį sukibimą, kad jie visai negalioja fiziką, Neveikia. Arba veikia atvirkščiai. Nu. Tai va, tai po 4, pirmi 4 greičio ruožai buvo pirmą dieną, tai po 4 greičio ruožų Giedrius pirmavo prieš Vladą 2 sekundės. Tai yra kiekvienam greičio ruožė po iki sekundės skirtumai. Jo, tai pirmus 2 greičio ruožus mes kaip ir vežėm Vladui, matosi, jisai buvo dar nenubūdęs. Po to regrupingo, kai Vaidas jau prisidarė reikalų, Vladas suprato, kad kalba eina apie ralio nugalėtoją ir jis pradėjo pušinti. Ir tikrai gerai papušino, nes pas mus iš 6 sekundžių ištirpo, liko tik tai 2 sekundės persvara kitai dienai prieš. Tai va, tokia buvo kova. Kas dar įdomu, Nedas Radišauskas ir Rokas Steponavičius, tarp jų irgi buvo tik sekundė po Roko 10 sekundžių baudos. Jeigu ne, tai taip, jisai būtų nuo tavęs atsilikinėjęs 2,9 sekundės ir čia būtų dar aštresnė kova. Tai yra, wow, neįtikėtina. Iš tokių įdomesnių N5 klasiai Irmantas Buivydas su broliu važiuoja, wow. Jo, aš kalbėjau su Buivydu, tai jisai padarė klaidą, berods 4 greičio ruože. Apsisuko. Jo, ten buvo toksai posakis per tramplinuką. Toks truputį į nuokalnę, ar ne? Jo, ir su tokio kampu, bet prieš tai buvo labai daug dulkio. Ir mes į tą vietą, kai atvažiavam, dulkės buvo, stabdžiausi, pamačiau tramplinuką tą, tada dasitempiu ir tik tai tada sakau posakį. Kadangi jaunimas ištroškęs greičio ir pergalio, jie nestabdė per tas dulkes, šovė tiesiai, bet jau ant trampliną pamatė, kad posakis prasideda. Tai pabėgo galas, iškrito į tą vadinamą rychlą papuolę, apsuko juos ir jie atbulom nučiažė nuo kelio. Ja, bet labai laimingai. Laimingai, kad nieko nebuvo, ten buvo tik tai gražus laukas, tai tiesiog įjungė pirmą pavarą, išvažiavo. Labai pasisekė. Jo, ir jie pakankamai nedaug prarado laiko su tokia klaida, tai apie 10 sekundžių. Tai iš principo... Manau, kad netgi mažiau iš filmuotos medžiagos matosi, kad aš manau, ten kokios 5-7 sekundės ir viskas, nes jie tik apsisuko iškart pirmą pavarą. Jo, bet sako, jau tą greičio ruožą važiavam ramiai, tikrai, sako, neberizikavom. Tai. Jo, bet čia labai gaila Deivido Gezevičiaus, todėl kad jis turėjo problemų nuo pat ralio pradžios su technika. Jo. Ir nežinau, kas ten blogai, bet netraukė, perkaitinė tas variklis. Jo, aš kalbėjau dar po varžybų su Deividu, tai jisai sakė, kad po finišo važiuojant jau į parką, jau automobilis užgeso ir jis nebegalėjo užkurti, kiek laiką pastovi, ataušta, vėl pradeda važiuoti, jis neturėjo pilnos galios. Jo automobilis kaip ir važiavo, viskas gerai, bet sako, neina kaip turėtų būti ir vis toks liktais kažkoks plūgas užkabintas iš galo ir jis labai dėl to pergyveno ir nervavosi, nors aš žiūrėjau į rezultatus, nebuvo dėl ko nervuotis, jį tik lenkė klasės broliai Buivydai. Tai. Jo, bet šiandien žinai, Deividas irgi nevažiuoja dėl antros vietos. Jo, tai jisai gal dėl to labai parinasi. Plius atėjo jaunesni, greitesni ir žinai... Pirmą kartą šitoj klasėje ir iš karto baudžia. Jam ambicijas truputį irgi matyti sakyla, bet kiek supratau, problema su kuro siurbliu, nes kuro siurblys perkaisdavo ir nebepumpuodavo kuro kiek reikia, tai žodžiu... Kaip ir jis tikėsi, kad čia gedimas. Dieve, kad čia gedimas. Bet viskas dar prasidėjo nuo testinio greičio ruožo. Labai bandė atplaut mašiną, išpurškė variklį, jis ten gavo vandens ir pradėjo nebevažiuoti, dusti. Po to mačiau vienam servise bandė iškalinėti katalizatorių, galvoju, gal dėl to kažkas... Jo, ten kažkokį varštą atsuko duslintuvę, sakė, lyg tai biškį geriau, sako, gal ten kažkas užsikišė, tai keitė žvakės, keitė babinas, visą ralį jis ieškojo, kur yra problema. Problemas nerado, bet sakau, po finišo, kai pradėjo automobilis jau užgesinėti, išsiaiškino, kad nėra kūro slėgio. Nebus koks nors ten virti pradėjo degalai, bet nebuvo tokių temperatūrų. Ne, virti degalai ne, bet kažkuriam greičio ruože aš supratau, kad jam su aušinimu buvo problemas, buvo užkilus variklio temperatūra irgi. Tai... Jisai sakė, kad antilagą tiesiog turėdavo išsijungti prieš baigiantis greičio ruožams, todėl kad perkaista variklis ir dingsta galia. Jo, nes antilagas ką daro? Jisai suka turbiną ir labai kaista išmetimas, kolektorius ir kaitina variklį, tai dėl to reikia išjungti, kad būtų mažesni turbinos sūkiai ir šiek tiek atvėstų variklis. Ok, ir
neįtikėtina kova buvo ir BMW įskaitai. Ta prasme, nu ten jaunimas kalasi. BMW Cup. BMW Cup, jo. Tai Markas Buteikis ir Emilis Kucka. Po 4 greičio ruožų 0,4 sekundės. Tai mačiau, vienas greičio ruožas buvo 0,01 skirtumas. Praktiškai identiškai. Realiai ant starto, kiek pralašiai įsibėgėjant viskas. Jo. Tai iš tikrųjų, nu, labai stipri konkurencija ir labai man kas patinka, kad jie važiuoja be klaidų ir nenuslysta, kažkur negriūna. Tik tai gaila, kad techninės problemos pasivijo Emilį. Ir tas tipinis dalykas BMW Cup'ui. BMW Cup'as yra toks, ne tik, kad tu turi būti greitas, bet dar ir bandyti išlaikyti automobilį gyvą, nes ten viskas labai daug standartinių detalių, kurios tiesiog nebetlaiko. Juolab, kad jie važiuoja, nu, 2-3 dešimtuke jau po tų didžiųjų greitųjų mašinų, kurios palieka didelės provėžas, tai reiškia dar tu turi ne tik greitai lėkti, bet ir provėžose išgyventi, žinai. Bet tarp kitko, buvau labai nustebęs, šitą ralį labai nedaug buvo provėžų. Kelios vietos, kur buvo išmaltas paviršius, bet bendrai paėmus labai geros dangos, labai kieta, galbūt ir oras, aišku, padėjo, nebuvo lietaus, tai tikrai, nu, nesitikėjau, kad šitame krašte gali būti toks kieta danga. Kelias buvo tikrai parengtas, organizatorius labai puikus, tai man tas irgi labai patiko. O tai va, pirmą dieną, 2 sekundės tarp tavęs ir Vlado, viskas atrodė neblogai, bet atėjo kita diena. Ir čia, aš žinau, kažkada tu lyg sakei, kad tau pirmi greičio ruožai rytais būna tokie įsivažiavimai, ar ne? Jo, įsivažiavimą tai, bet čia buvo dar kitų niuansų. Senai nebuvau važiavęs pirmas ir toks ir psichologiškai biški buvo sunku su tuo, kad turi saugoti rezultatą, nepadaryti klaidos. Nėra trajektorijų, nėra vežų, turi pats viską piešti. Tai pats jaučiau, kad per anksti stabdausi į lėtus posūkius ir to nebuvo tokio jau 100% važiavimo. Vis laik buvo su kažkokia tai atsarga. Ir pirmus 3 greičio ruožus laimi Rokas Steponavičius. Jo, tai iš tikrųjų mane labai nustebino jo tempas. Kaip ir Vladas juokavo, sako, tai gal vis dėlto reikia karjerą pradėti nuo BMW. Sako, Tomas Šauskas atsisėdo lėkė, Steponavičius sėdo lėkė. Aš kai atsisėdau nuo Mitsubishi, tik tais 3 metais pradėjau su Škoda lėkti, žinai. Tai kiek laiko prateriau. Kiek reikia progresuoti. Jo, čia iškart sėda ir važiuoja mūsų tempu. Tai iš tikrųjų sveikinu mūsų klasiokus, tiek Nėdą, tiek Roką, jo, kad jie rodo tokias laikus. Ir Rokui, žiūrėk, po 7 greičio ruožų, 3 pirmi laimėti greičio ruožai, liko tik tai 5 sekundės iki Vlado ir 9 iki tavęs. Tai atėmus baudai, jisai jau būtų be jau būtų pirmas, taip, jisai būtų lyderis. Ir atrodė, kad čia jau bus dušna jum. Ir tada 8 greičio ruožą laimi Vladas Jurkevičius. Ir intriga grįžta iš vis neįtikėtinai. Ta prasme, jau buvo 4 sekundės tarp jūsų. Jo, iš tikrųjų pas mus atsirado truputį techninės problemos. Su vairo stiprintuvu pradėjo leistis vairo stiprintuvas kisti ir greičio ruožo viduryje pradėjo kirstis vairas. Ir jis darosi sunkesnis, ar ne? Tai jisai, bet įdomiai, kartais lengvas, kartais kietas ir nežinai. Ir važiuojant jau provežose, pradėjo tampyti, muša iš rankų ir pasidarė toks nejaukus važiavimas ir pradėjau truputį anksčiau stabdytis, tiesiau sukti į posūkis, kad tik tai to vairą man neišmuštų, nes ir tai čia tos rankytės po kelių kilometrų žiūri jau augt pradėjo bicepsai. Tai žodžiu, daug laiko nepraradom, bet Vladas mus pavijo. Ir liko 0,88 sekundės tarp jūsų. Praktiškai pradėjom vėl viską ralį nuo nulio. Wow, va čia tai intrigėlė prasidėjo. Ir buvo aišku, kad spręsis likimas ralio nugalėtojo paskutiniuose greičio ruožuose. Jo, visas ralis toks buvo ir šiaip aš žiūrėdavau greičio ruožus. Jeigu mes ir laimim prieš Vladą ar prieš kažką, tai ne sekundėmis, o sekundžių dalimis, kad vis laik būdavom visi šalia. Jeigu paėmus 9 greičio ruožą, tai 4 pirmi lenktyninkai
tilpa į 0,59 Ir sekundės beje, tą greičio ruožą laimėjo Nedas Radišauskas, dar vienas R5 automobilis. Čia yra neįtikėtina. Jo, tai buvo Nedo pirmoji pergalė. Taip, pirmas laimėtas greičio ruožas. Greičio ruožas, absoliučiai, tai mes su to jį sveikiname. Ir jis žadėjo kažkaip vakarienę, bet taip ir nebegavau. Dar ne vakaras? Dar ne. Jis nežadėjo, kurią vakarienę stato. Jo, ir tai reiškia, kad jeigu jie įsivažiuos, nes Nedo didysis minusas ir ką jisai ir pats sakė, kad jeigu tik tai dulkės, jisai nevažiuoja ir nerizikuoja. Jisai iš karto stabdosi, jeigu nemato kur važiuoti. Ir jeigu tik tai nebus dulkių, tai galima tikėtis, kad Nedas bus labai greitas jau kitame ralyje. Nors kitas ralis panašu, kad turės dulkių. Jo, tai turės dulkių, bet ne tik jisai, turės ir kiti lenktynininkai. Kiekvienas lenktynininkas turi savo ribą, kiek jis gali rizikuoti tuose dulkėse, kiek jis pasitikė stenogramą ar nuojautą ar kažkuo tai ir kiek jam trūksta galbūt iki priekį važiuojančio automobilio, tai tie visi dalykai susideda į tavo bendrą nusiteikimą ir rezultatą. Tai, bet manau, kad Nedas jisai yra greitas ir reikia kelių varžybų, kad jisai visiškai pasitikėtų automobiliu, savo jėgom ir jisai gali važiuoti greitai. Nedas ir su N5, kai važiavo, jis man atrodė toks neagresyvus lenktynininkas. Dabar, jisai važiuoja savo tempu, važiuoja maksimaliai greitai kaip gali, bet jeigu reikia, tarkim, kaip Rokas arba kaip tu, jeigu reikia pustelė truputį, tai gali truputį perlipti per save, pabandyti labiau rizikuoti. Nedas ne iš tokių. Jis atrodo toks ramus ir aš galvoju, jis toks, kaip žinai, kaip gudrus lapinas stovi, žiūri, kas tarp jūsų trijų, kaip ten išsispręs, jeigu ką, tai žinai. Jo, tai mažiausia klaida ir jisai jau būtų trejetukai. Tai, žodžiu... Tai, nes aš taip skirstau, galbūt aš neteisus, žinai, nepriimkit kaip aksiomas, bet aš taip skirstau sportininkus ir tuos, kurie gali rizikuoti ir truputį lipti per save tam, kada dėtų. Ir tas, kurie sėdi ir važiuoja savo tempu, važiuoja ramiai, stabiliai. Aš galiu save palyginti, kad aš galiu daryti tada, kai prisidirbu, ką nors. Kai prisidirbu, kai tada jau man ten iš ausų rūksta dūmai, tada palaukit. Jo, net matosi iš veido tavo. Aš galiu, bet man, kai reikia važiuoti priekį ir saugoti rezultatą, tai man yra, perspėjausi vienas, bet žinai. Prisiminsiu Rokiškį visada, turbūt, kai tu atvažiavai visas rūkstantis ten, be aušinimo skysčio, su rankiniu įvažiuoju į servisą, akis užvirtusios, nieko nematau, važiuosim. Nereikėjo, blin. Bet tuo ralis ir žavus, tas sportas ir žavus. Rokas irgi, man atrodo, jis iš tų, kur jeigu jį užnervuoji ten, tai palauk nebus. Emocija, motyvacija labai, bent jau man svarbus dalykas, bet manau daugelį sportininkų, manau ir šitame ralyje tas pats atsitiko ir su Vladu Jurkevičiu, kuris užsimotyvavo su šturmanu, kad reikia pušinti. Tik Vladas dar viena kategorija, jisai visą tai daro tokiu pamatuoti. Bandom, kaip gausis, bet nelipam per save. Tai va, ir likus 4 greičio ruožam, grįžtant po 8 greičio ruožų į antrą servisą, išsisprendė kova BMW įskaitai. Emilijui parėjo Kuros ir Blys, man atrodo. Ne, aš kalbėjau su Emiliu, su Bateikė kalbėjau, tai iš pradžių rašė, kad off-road, visi, kas sako, kas buvo off-road, bet iš tikrųjų paskui išsiaiškino, kad yra toks mašinoje reikalingas daiktas kaip masės išjungėjas. Tiek žiūrovai gali iš lauko patraukti trasiuką, tiek vidai gali atjungti. Jo, ir ten yra toks vidai kaip realiai, kaip tumbleris toksai, kur eina laidai, tai ten dingo kontaktas. Ir dingo masė automobilyje. Dabar, antra diena prasidėjo, Emilis įvežė vienam greičio ruožę, antram greičio ruožę, pabėgo nuo Marko ten per 8 sekundės, atrodė viskas. Išsisprendė kova ir tada trečias greičio ruožas antros dienos, Emilis pakeliai, parašyta off-road, lyg iš pradžių sakė Kuros ir Blys, pasirodo masės išjungėjas, palaidojo lenktynės. Ir po 8 greičių ruožų Markas Buteikis atrodo irgi pergalė kišeniai, viskas gerai, 12 sekundžių iki Klaudo Bučinsko
iki antros vietos, nu irgi likę 4 greičio ruožai, turint omeny, kiek lygios tos mašinos ir kad jis Klaudą visą laiką kaip ir lenkė. Nu, mačiau, Klaudas kelis greičio ruožus laimėjo prieš... Jo, nu, bet tai nebuvo tokia didelė persvara. Jo, jisai kontroliavo tą, kaip sakyti, irgi jam vakar rašiau, tai jis kontroliavo tą situaciją ir galėjo, jeigu reikėjo paspausti, ir žinai, toksai, kaip sakyti, buvo saugus atstumas. Jo, tai iš tikrųjų norėčiau Kucką pagirti, iš tikrųjų labai švariai, labai greitai ir mačiau kelis video, kaip jisai užtikrintai įveikinėja ten nematomus posūkius po trampliną, šoka, BMW priekis kyla, tai drąsiai taip ir jau Markas man buvo toksai kaip naujas šviežias kraujas, kuris greitas, bet Kuckai turi dar kažką daugiau, nes irgi atvažiavo varžybas. Jis tokios sportinės agresijos gal daugiau turi, jis toks agresyvesnis. Ir atvažiavo varžybas be testų, be treniruočių, nevažiavo Visagine, nu žodžiu, jie auga puikus, greitas, geras jaunimas. Jo, puikiai nauja karta, įskaitant ir tą patį Klaudą, kuris irgi labai gražus. Jų trajektorijas pasižiūri, nu kaip iš vadovėlio, kaip galima taip tikėti stenogramą, pasitikėti savo jėgom, pasitikėti, kaip valdyti automobilį. Jie visi 3 lyg iš vadovėlio, taip pat važiuoja. Kas juokingiausia, Klaudas važiuoja mūsų komandai, aš kartais nuo karto pasirašau, sakau, kaip sekasi, ką veikėt, žinai, tai atsiunčia nuotrauką, jie visi įsinuomavę sodybą, visi 3 kartu gyvena, visi žiūri stenogramas ir žiūri kiekvieną posūkį studijuoja, sako, čia įsipilnais ar ne, vienas kitam. Sako, kiek tu čia užsirašai, žinai. Tai, jie ir draugiškai sutarė ir dalinasi informaciją ir vienas kitą dar skatina, žinai, kad važiuoti greičiau. Tai, nieko, pradės važiuoti truputį aukštesniai klasiai, prasidės. Aš čia tikrai įsipilnais. Prasidės intrigos, tada jau tada reikės vietos pasaulyje. Bet labai įdomu žiūrėti, labai gražu. Ta kova tai žavi mane. Ta prasme, taip kaip tas per 5 absoliutkiai kova buvo sekundė į sekundę, taip atkreipkite dėmesį ir kitose lenktynėse į tą BMW taurės kovą. Tai yra neįtikėtina, kaip gražu. Ir čia auga mūsų naujoji karta, kuri kažkada pakeis veteranus. Ir čia neužilgo, manau, tas atsitiks po kelių metų. Ne, dar palikim, viskas gerai. Tai va, 4 paskutiniai greičio ruožai. 3 greičio ruožuose vėl atsistatinėjo tą persvarą. Gerai, ten 9 laimėjo Nedas, bet tu vis tiek buvai greitesnis už Vladą ir greitesnis. Atvažiavome į 12 greičio ruožą, Power Stage'as, beje, vienintelis greičio ruožas, kuris važiavo vieną kartą, tai yra vėl nevalytą kelią gauni, 15 km ir turi atrodytų saugų atstumą 4,5 sekundės savo kišeniai, atrodytų kaip ir all good, ar ne? Bet tikriausiai man tas saugumas ir pakišo šį kartą koją, nes kai turi kažkiek tai tų sekundžių, praktiškai raliai daugiausia persvarą prieš Vladą turiu ir prieš tai laimėjau greičio ruožus, kaip ir savo tempu jau patenkintas esu, kaip ir galiu laimėti ir šiokį tokį atsargumą įsijungiau. Kažkurioje vietoje truputį anksčiau pastabdžiau prieš gesinimo zoną. Miške ten buvo toks gesinimas, bet per susirašymą jis buvo daugiau toks užtvertas. Atvažiuoju, sustabdau, žiūri, ten gali kiaurai eiti, žinai, tai ten labai pastabdžiau gal per daug. Bet didžiausia galbūt mano klaida buvo, tai nusukime nuo asfalto, ten tokie buvo šešėliai ir aš neįsukau teisingą trajektoriją ir gavosi, kad patį apexą praslydau ir toks gavosi įslydimas. Išvažiavai į tą palaidą žvyrą? Jo, ir turėjau susimažinti pavarą ir išvažiavimas buvo blogas, tai toje vietoje praradau kokias 2 sekundės, bet ir buvo ilga po to tiesioji ir įsibėgėjimo neturėjau gero, tai manau, kad ten 3 sekundės mūsų tikrai buvo, jeigu nedaugiau, ir paliktos. Tai... Nes pagal splitų žiūrint, ten po 2,5 km tarp jūsų tik tai 1/10. Tai viskas dar buvo gerai iki to laiko. Jo, iš pradžių buvo ten tokia atkarpa greita, kur ten klaidų kažkokių nepadarysi, o važiuojant į siaurą dalį, toks, sakau, pats truputį pražiopsojau stabdymą ir žodžiu, kartais saugaisi, bet kartais būna ir paslysti iš to saugnesimo. Tai taip jau yra. O Vladas tuo tarpu sakė, aš turbūt, pažodžiu nepasakysiu, bet pravažiavau savo gyvenimo greičio ruožą. Tipo, taip važiavam, kad net, ypač toj siauroj daly miške. Dulkės, nedulkės, tramplinai, netramplinai ir
galutiniam rezultate 6 sekundės ir 1,5 sekundės įvežta tau. Jo, tai iš tikrųjų skaudus labai pralaimėjimas. Toks dramatiškiausias, sakyčiau, pralaimėjimas. Jo, nes dalis automobilė dar tikėjo, kad mes gerai pravažiavom ir sako, tikrai neturėtų pavyti, nes iš principo daugiau kažkokių grubių klaidų nebuvo apartos. Ir gerą tempą laikėm ir žinojom, kad kažko stebuklo liktai neturėtų įvykti, bet aš toks vidai nebuvau užtikrintas, išlypęs. Matėsi iš tavo veido, kad, toks dvejojantis. Jo, nes aš tą klaidelę jaučiau ten dar vieną stabdymą tokį, ir žinant, ant kiek esi iš galo važiuojantis, užsimotyvavęs, vytis ir rizikuoti, tai buvo viskas įmanoma, kad dar ne viskas baigta. Ir kai mes kalbėjom po finišo, tu sakai, 3 gal 4 sekundės praradau, aš galvoju, 4 sekundės tai ir buvo tas atstumas. Jo. Tai iš tikrųjų pats ralis buvo žiauriai įdomus ir ta kova buvo įdomi. Žiūrėtai buvo, Jo, bet wow. ir iš tikrųjų tikrai sveikinu Vladą, kad tokį parodė tempą, ypač paskutinėme greičio ruože, tikrai vertas pagirų. Pirmas jo laimėtas ralis bendroje įskaitoje, absoliučiai, tai yra super. Jo, nors jis tiek metų atrodo važiuojam, aš kažkaip jau galvoju, kad jis jau turi tą pergalę, bet pasirodo dar ne. Pirma. Ir matėsi kiekvienam greičio ruože, kad jūs pučiat. Kiekvienam greičio ruože negalėjo atsileisti. Ir tai labai jaučiasi žiūrint iš šono. Buvo labai įdomu. Kiekvieną greičių ruožą. Žinai, aš kartais būna, nevažiuosiu į tą greičių ruožą, gal geriau tekstą čia parašysiu, greičiau tą apžvalgą padarysim. Dabar norėjau važiuoti į visus, todėl kad žinojau, kad, bus įdomu žiūrėti. Ja. Tai aš ir po varžybų, sulaukiu tiek daug žinučių, sveikinimų, ne dėl to, kad ten pralaimėjau ar laimėjau, bet todėl sako, ačiū už kovą. Ja. Ralis vėl pasidarė įdomus Lietuvoje. Aš atsimenu tik tai N grupės laikus, kada būdavo į 1 sekundę įvažiuoja 3-4 mašinos. Ir kai buvo labai labai žavu žiūrėti. Tai ačiū Jums, kad Jūs dabar tą darot. Kas mane sužavėjo paskutiniam greičio ruože? Giedrius Firantas. Trečia vieta. Giedrius Firantas sėdo į naują automobilį. N5 Polo. Taip. Jį perėmė iš Nedo Radišausko, Nedas pravažiavo visą praeitą sezoną, tas automobilis laikė buvo pats patikimiausias automobilis N5 grupėje, bet po sezono išvažiavus Giedriui, jisai pradėjo birėti, tai sakė, nežinau, ko tik nepersirinkau, viskas, gal tik amortizatoriai liko, sako, nepirinkti, ir variklis, ir tas, ir anas, ir sako, neteko pasitestuoti prieš ralį, atvažiavom į ralį, tiesiai į startą ir startavom. Tai kol įsivažiavo, kol apsiprato, šturmanas, sako, vis kažkaip dar vis bijodavo, vis mane, sako, stabdydavo, tai sako, stok, nelik, žinai. Aš sakau, gal, žinai. Nors jiegi kartu važiuoja, jau ne pirmą sezoną. Jo, tai žodžiu, aš sakau, gal šturmanas biškį davė pinigų ant automobilio pirkimo, žinai, dėl to, žinai. Prisidėjo. Jo, žinai, tai savo pinigais irgi biškį. Jo, negali rizikuoti. Jo, bet Giedrius, kaip ir senas profas, jisai įsivažiavo ir paskutinėme greičio ruože parodė, kad labai yra greitas ir nuo mūsų slygo gal tik porą ar 3 sekundžių ir bendroje įskaitė šoktelėjo 2 pozicijom. 2 pozicijom aplenkė 2 Mitsubishius. Jo, ką reiškia, kad sekančiame ralyje N5 grupė bus vėl įdomi. Dar viena grupė, kuri bus įdomi. Tai Deividas Gezevičius susitvarko automobilį. Buivydai važiuoja Kelmėje namų ralis. Firantas įsivažiuos. Tai trejetukas jau tos klasės aiškus, bet jis toks stiprus, kad jis gali dar pakandžioti ir mus. Tarp kitko, Buivydai vieną greičio ruožą liktais ir įvežė netgi. Jie įvažiavo į trejetuką greičiausiai. Jo, galbūt nedaug, bet iš principo jie yra šalia, arti ir bet kada gali... Jeigu tik klaida, tai viso gero. Bet kada gali mums nukasti. Tai N5 klasiai viskas taip ir baigėsi, Buivydai laimėjo, Deividas antras. Dar nepakalbėjom apie dar vieną klasę, Mitsubishi klasę, neatsimenu, kaip jinai vadinasi ten. L6 gal. Kažkas. Tai ten Vaidotas Paškevičius, Ramūnas Čepkauskas ir Vėgėlė. Vėgėlei nepasisekė dėl variklio gedimo. Jo, jisai jau iš vakaro pas mane atėjus, aš kaip buvęs Mitsubishi specialistas, Giedriau tik čia, žiūrėk, kas čia, aš žiūriu, antifrizo pataškyta, rodo pilnas bakelis, sako, kodėl čia pilnas bakelis, sako, gal peripiliau, ne, sakau, čia jau reikalai. Čia negerai, sakau, žiūrėk, antifrizo pataškyta yra ant Langerono, sakau,
tu važiuok, sakau, iš patirties žinau, kad galima davažiuoti, bet jeigu jau kais, išjunk antilagą ir važiuok gražiai. Jis tai važiavo, keletą greičio ruožų. Jo, važiavo ir Angalas jau jį lenkė greičio ruožę, netgi Lenkai, man atrodo, su Rally 3 automobiliu, bet jis atvažiavo, sako, galbūt jau nebevažiavęs, bet žiūri, kad už manęs tas kitas lenktynininkas atlikęs 3 minutėm, sako, aš davažiavęs vis tiek, sako, gaunu reikiamus taškus ir žodžiu, tai gavosi taip, kad jam praputė ar tarpinė, ar galva, ar kažką, nors automobilis buvo surinktas, variklis, būtent prieš šias varžybas, ir turėjo kaip ir bėdų nebūti, bet nežinau, kodėl, kaip ir kas, ar galva trūko, ar kažkas, žodžiu, bet Mitsubishi turi tą problemą ir atsimėm, pernai Giedris Virantas vargo su tom pačiom problemom ir Jonas Luckas yra vargęs ir man yra tekę tos dalykus tvarkyti, nes tie varikliai yra išsunkti iki galo, užpūstas turbo ir turi jie savo tą tokį rezervą, atvažiavai, keisk, dėk naują ir toliau. Bus ramu. Jo, bus ramu. Ir Vaidotas su Ramūnu buvo iš pradžių lyg tai gera labai kova ir aš kažką praleidau, bet Ramūnas gavo minutę nuo Vaidoto. Nežinai kodėl? Iš pradžių ten nebuvo didelis skirtumas, nežinau, gal Ramūnas kažkokia buvo lyg tai bauda gavęs ar kažkas, kad... Tai jisai gavo ten už išvartytus tas... Jo, bet jie buvo arti. Bet atvažiavus į paskutinį greičio ruožą, jau yra grupinga. Ramūnai žiūriu, dūmai eina iš duslintuvo ir nedirba variklis. O kas yra? Sako, nedirba variklis, mes čia ieškojom, keitėm žvakės, keitėm pruštukus ir nesuprantam, kas yra. Tai jisai dar nuvažiavęs prie greičio ruožą, dar ten kažką žiūrėjo, tvarkėsi ir pavėlavo į greičio ruožą. Pusę minutės gavo baudos, tai 3 minutės pavėlavo. Ir sako, pastebėjau, kad purkštukas laik atsidaręs ir, kaip išsireiškia, myža, sako, man į cilindrą, žinai. Tai jis atsijungė tą purkštuką ir su 3 cilindrais finišavo ralį. Okay. Už tai, kaip sakyti, pergalė. Čia irgi buvo visai nebloga kova iki pirmo serviso. Pirmą dieną jie visai šalia viens kito važiavo. Jo, ir 10 greičio ruožą jie labai abudu gerai sulėkė. Ir pas juos matas irgi ta kovytė vyko. Ir dar principinė, žinai. Mitsubishi. Ką galvoja apie Vaidoto Paškevičiaus šturmanų problemą? Gal ne problema, gal... Pomėgiai, gal taip pavadinkime. Hobį Vaidas kažkokį turi. Bet, sakė, kalbėjau su Vaidotu, patiko šturmanė, jisai surizikavo, jinai nebuvo važiavus su tokio greito automobiliu, slik važiuoda ten su BMW, su... Gerai, tai jis surizikavo Visaginę su Ona, surizikavo Lazdijuose su Kamilė, už ką statai Kelmei? Kalbėjau su Vaidotu, sakė, labai dėriuosi su Kamilė, kad jis toliau važiuotų mano ekipažo čempionate, nes man patiko, kaip jis skaito, mes susikalbėjom, viskas gerai, bet Kamilė yra prižadėjusi dabar su BMW važiuojančiu. Jis savo Bachūrų važiuoja? Ne, Bachūras ten iš neima, jos sakė, kad, žinai, užtenka namie galbūt kartu. Tai Vaitašis, man atrodo, važiuoja su BMW, sutarus visam sezonui su Vaitašiu. Jo, ir sakė, sorry, aš esu prižadėjęs ir niekaip nesutiko. Tai kokia ištikima? Jo, man irgi labai nustebau, tai sakau, gal ne pinigus reikia siūlyti, gal kažką kitą. Tai ką tu ten gali žinot, ką jis ten prisiūlės? Jo. Tai žodžiu, Vaidas yra dėrybose dėl šturmanų, bet manęs klausia, ką vėl rekomenduočiau. Tai štai. Mes galim parekomenduoti, galim net konkursą padaryti. Sušauk šturmanų. Ne, tai mes atrinksim ten pagal išvaizdą, žinai. Yra variantų. Bet neslėpkim, man bent jau gražiausias šturmanas Lietuvos ralio čempionate. Absoliučiai, taip. Vien Vaido žiūrint su istoriukas, jie tokie būdavo nuobodus. Pažiūrėk į jo veidą. Vaido šitį, bet šonė stovi šturmanė, jinai ten kažką plaukas, kažką biški lūpas, kažką... Iškart įdomiau žiūrėti. Jo. Tai Vaido net nebežiūri, klausai Vaidą, bet žiūri, žinai, šoną. Jo, bet Vaido tas Malačius, jis jau įdarbino šturmanį. Marketinginiai jau sprendimai vyksta. Reklaminė istorija. Sakau, nežinau, ką tu ten reklamavai, bet žiūrėjau. Jo, tai reiškia, viskas veikia. Vaida, tai jeigu ką, tai turi mūsų telefonus, mes tau galim parekomenduoti dar keletą šturmanių, kurios irgi galės marketinginių atidirbti. Jo, reikaliukų padaryti. Jo, ir paskutinis dalykas, apie ką norėjau pakalbėti, tai finišas BMW tauriai. Vėl BMW. Ašaros, nuoskaudos, įsivaizduok, Markas Buteikis finišuoja, laimi
ir nepajuda nuo finišo. Power Stage. Power Stage laimi, bendrai įskaitą laimi, bet ralis turi tokį minusą. Tu po finišo turi atvažiuoti į uždarą parką tam, kad užsiskaitytų ralio finišas. Tikrasis finišas yra parke. Tai aš kiek suprantu, jis padavė kortą ir nebegalėjo užkurti automobilio? Jo, jis neužkūrė automobilio ir viskas. Liko stovėti pakeliai ir Klaudas Bučinskas savo ramiai atvažiuoja ir žiūri, kad laimėjo ralį. Nu jo, kalbėjau su Marku, tiksliau rašiau jam. Sakė situacija tokia, kad prieš jau 12 greičio ruožą, po 11, jam kažkokie prasidėjo trūkčiojimai ir nežinau kas yra. Ir keitė visokius daviklius, dėjo, viską keitė ir rado, kad kūros siurblis jau irgi sėda. Paktė kūros siurblį, bet tos daviklius paliko. Ir finišavus 12 greičio ruožą atsisakė sūkių daviklis, o nuo sūkių daviklio duoda impulsą užkurti automobilį ir degimą ir panašiai. Tai tiesiog elektronika neleido užkurti mašinos. Jo, ir jis negalėjo užkurti dėl sūkių daviklio, kurį pakeitė prieš servizą kitą. Eik tu savo. Tai įsivaizduoju, kokia likimo ironija. Tai iš tikrųjų labai gaila, greitas lenktyninkas, bet ir jam ir man buvo skaudu šitas finišas, kaip sakyti. Nu jo, bus labai įdomu žiūrėti sekantį ralį. Nu bet aš vis tiek, jeigu aš sakau, kita pergalė bus daug saldesnė, žinai, kai taip prakenti ir pralauki, tai yra greitas lenktyninkas, gali laimėti tą ralį ir kaip sakyti, dar tik sezonas prasideda, viskas prieš. Tai jie abudu žino, ir Emilis žino, kad gali būti greičiausias, ir Markas žino, kad pergalė yra visai šalia, ir tu žinai, kas yra pergalė, ir kad gali laimėti. Tai bus, aš jau laukiu kelmės, gal galim prasukti laikrodžius. Tai iš tikrųjų kelmė bus labai įdomu, labai bus daug intrigos, daug kovų. Ir greičio ruožai žinomi. Jo, greičio ruožai žinomi. Vat būtent šitas ralis, kuo pasižymėjo, kad greičio ruožai buvo visiškai nauji. Kažkas buvo važiuota pernai į kitą pusę. Kažkurios dalis. Jo, ir paskutinė sekcija buvo važiuota pernai paskutinio greičio ruožo į tą pusę, bet jis gan toks painus ir miške, ten viskas vienodai, neįmanoma ten atsiminti apart to tramplino, bet į kurį išlendė, jau galvoja, kad jau čia tik tais, žinai, jau net sunku labai atsirinkti, iš tikrųjų sudėtingas paskutinis greičio ruožas, tikras power stage'as, ilgas, susuktas ir komplimentai organizatoriams už parinktas trasas. Dar norėjau pagirti iš tikrųjų už transliacijas. Aš paskui grįžęs pasižiūrėjau truputį transliacijų, geros kokybės, vardai parašyti, pavardės, papačią ir, žodžiu, vis tiek tas toks viešumas ir rodymas. Man žmonės rašo į Messengerį, sako, Giedriukas, sako, sėdžiant ant lovos, gurkštoja alutį, sako, ir žiūriu, kaip tu varai, žinai. Nu tai ko daugiau norėti, žinai, tai puiku. Tai va, tai turbūt tiek, nežinau, aš daugiau nieko nebenoriu pasakyti. Tai kaip ir čia liktais viską iškalbėjom, o ko neiškalbėjom. Tai klauskit, papasakosim. Papasakosim. Tai dar kartą primenu, privalote užsiprenumeruoti mūsų abiejų kanalus. Tai yra aš Ralistas, Giedrius Notkus. Paspausti patinka ant abiejų transliacijų, nes jos bus paraleliai abiejose kanaluose. Ir klausinėkit, komentuokit, sakykit, kas blogai, kas gerai, kas patiko, kas nepatiko. Pasimatysim Žemaitijoje. Birželio vidurį. Apie birželio 15. Taip, 14-15 dienomis. Čiau. Visą geriausią, iki. Ate.